Tai sveiki, šiandien aš esu Elektrėnuose, aš pasigavau Liną Leilą. Šitas reikalingas dalykas tam, kad mano priekaba lengviau įvažiuotų. Tai pažįsta visi Liną Leilą iš jos vidos, o vidos jos yra superiniai. Jin vairuoja fūrą. Tu turi kruštis, tu turi galvoti, kaip gauti pinigo, kaip pasidaryti iš bet ko pinigo. Ir atsakinėja komentatoriams į visokius įdomius, neeilinius komentarus. Aš padarysiu dėl jūsų viską, tapsiu moterim, kad tik tai viešpatį, kad neišvemtumėt nei savo inkstų, nei plaučių, nei kepenų, nes šitiek nervuotis dėl to, kad aš ne moteris, nei raikė. Ir iš tų komentarų galima prisijuokti, o iš Linos atsakymo dar daugiau galima prisijuokti. Bent jau moteris, aš jums, žinokit, griežtai rekomenduoju. Jūs ten tikrai atrasite dalelę savęs arba bent jau skaniai pasijuoksit. Mano papam po galais baigėsi katino dienos. Gana be darbo sėdėti. Tai va, tai Lina, labas. Labą dieną. Ačiū labai už tiek. Klausyk, tai iš kur tu tokia faina? Iš kaimo, iš Vienkiemio. Iš toli? Absoliučiai, iš Jonavos rajono ir Vienkiemio. Vienas namas ir 50 hektarų aplinkui, daugiau nieko nėra. Klausyk, tu senai pradėjai daryti tos reilsus? Pradėjau senai daryti, dar YouTube'ės laikais prieš 10 metų, tik tai neturiu ten sekėjų tiek. Tu taip pasakai YouTube'ės laikais, kaip skambėtų laidinio telefono, žinai. Panašiai taip ir buvo, dar buvo vos net ten tik tai kompiuterį, kad galima būdavo filmukus daryti. Ok, aš labai mėgstu žmonėm parašyti ir aš sakau, Lina, tu vairuoji fūrą, bet gal tu netyčia ir motociklą vairuoji. Nu tai kurgi ne, hebrytė. Kaip be motociklo? Kaip be motociklo, tai va tas geltonas gražuolis yra Linas, ar ne? Mes šiandien susitikom pusiaukelį tarp Jonavos ir Vilniaus. Klausyk, tai pirma buvo motociklas ar fūra, ar senai? Pirma buvo motociklas, 6 metų kai buvau. Tėvas turėjo dar 6 metų. 6 metų. Tėvas turėjo Dneprą su Liulka. Tai mes nuo jo pavogdavom su broliu ir vienas stumia, kitas vairuoja. Kuris Liulka sėdėjo? Tai pasikeisdami. Tai pirmi randai ir atsirado nuo to motociklo, nes bestumint čia taip koją prasibrėžiau, tai va toksai varandas. Nu, jis ištatuiruotas. Okay. Bet tai buvo pirmas motociklas. Tada supratau, kad jis mano gyvenimo meilė, nes už tai, kad galima važiuoti. Taip. Mašinos tai niekas nedavė tada. O motociklą davė? Nu, tėvas nežinojo, mes pavogdavom. Jūs atėmėt. Pavogdavom. Ja, ir supratau, kad tikrai myliu motociklus, dėl to nesiruošiu motociklų palikti niekada. Okay. Kol mirtis mus suskirs. Klausyk, čia tavo pirmas mocas? Oi, ne. Kada išsilaikai teisės? Teisės įsilaikiau, dabar tiksliai nepasakysiu, kada. Įsilaikiausi kartu su fūra, su E kategorija. Okay. Tai paskutiniai buvo. Ir vien dėl to, kad jau buvau didelė ir mama jau negalėjo sakyti, kad neleidžiu. Nes visą laiką sakydavo, perki motociklą, perki ir karstą. Nu, taip sakydavo. Standartiškai, ar ne? Oi, labai mėgstu iš tikrųjų žvyrkelį, bet tada nuomojas motociklą, šitus KTM-us, ten kaip ten jie vadinasi. Enduro gal? Enduro, jo, bet neperku aš jo pati, o su savo tai važinėjau pagrindę po kaimus, po miestus ir aišku, esu turėjus visokiausių griuvimų. Po kaimus skamba, žinai, kaip Seimo, žinai, norėjo, bet kaip Žemaitaitis. Po kaimus, po miestus. Po miestus, jo. Tai turėjus esu ir griuvus, ir su šito esu griuvus, prieš tai turėjau Aprilyje litrinę, tai iš viso esu griuvus daug kartų su ją. Bet ačiū Dievui, sėkmingai, sveikai, gyva. O kodėl fūra? Dėl to, kad visą laiką norėjau vairuoti, nes žinojau, kad vairuotojui nereikia niekada būti lauke. Pavyzdžiui, visi kasa griovį, o vairuotojas sėdi kabinoje. Tai aš tada įsidarbinau Lietuvos kariuomenėje. Dirbau kariuomenėje. Ja, ir pasakiau, atėjau ir sakau vadui, aš dirbsiu artilerijoje tik tuo atveju, jeigu aš būsiu vairuotoja. Žinau, tu dirbai artilerijoje? Jo. What the fuck? Kas tu? Žmogus. Ir vadas mano buvo geras, sako, gerai vairuok, sako, sulaikyk teisės ir vairuok. Ir viskas. Ir nuo tos dienos prasidėjo magirusai, unimogai, nu, žodžiu, viską, ką turėjo kariuomenė. Dabar čia nieko nesupratau. Magirusai, unimogai, tai kaip... Tai kai didelės mašinos, panašiai kaip fūras, tik tai jos yra karinės. Supratau. Ir tokios truputėlį, sakyčiau, labiau skirtos žmonėm vežti. Bet kūzavai. Ir tu dirbai tam vairuotoją? Jo. Ir prasidėjo mano karjera, visą vairavimas būtent kariuomenėje nuo 2008 metų. Kaip tave nubloškė gyvenimas į Norvegiją ir tu tam vairuoji fūrą? Tai į Norvegiją nubloškė dabar prieš 6 metus korona, dėl to, kad aš dirbau turistinio autobuso vairuotoja. Atėjo korona, uždarė visas sienas, baigėsi turizmas, mūsų firma iš karto mūsų atleido tą pačią dieną ir aš tada pradėjau galvoti, ką man toliau veikti. Pabandžiau su fūra čia po Europą, nieko neuždirbau ir tada išvažiavau į Norvegiją. Ir Norvegijoje pradėjau ieškoti būtent tokio darbo, kurį dirbau tik po 6 metų. 6 metus ieškojau šito darbo. Aš tave sveikinu. Ačiū. Aš tave sveikinu, kad tu radai. Ir tu ten darai reelsus.
tu ten juokini pasaulį, bet tu lietuviškai darai, tai juokini Lietuvą. Žodžiu, visi kikenam iš tavo video. Nes aš kitų kalbų nemoku, aš moku tik lietuviškai ir tai šnekamuoju tik tai. Aha. Rašyti nemoku. Su klaidom rašau. Okay. Ir aš skaičiau komentarus iš tikrųjų po tavo video. Aš po savo video komentarus irgi skaitau, bet pas tave komentarų irgi visokiausių pilna, ar ne? Tu susiduri su tuo, kad kaip čia moteris su fūra. Kuo mažesni pas vyrą kiaušai, tuo jis labiau pyksta, kad moteris dirba vyrišką darbą, nes jis jam, o Jėzu, įžeistas jo ego. Kaip boba gali būti šustresnė už kažkokį vyrą? Užmušti ją. Kaip tu ten sakai, homo sapiens supimpi. Taip, nu, tai jiems ten tragedija, jiems smegenys trukinėja, lūžinėja, jie man ir į privatą rašo, ten ir kiti net ir grasina ir nužudyti, ir partrenkti, ir linki mirties, ir kad tu ten užsimuštum ir sudegtum. Vyrai, rimtai, nu kas su jumis negerai? Dėl to, kad per maži šitie konkoliukai. Okay. Tai va, tai man labai tada linksma atsakinėti tokius komentarus, nes man patinka truputėlį dar jos, truputėlį. Patys dar truputėlį. Jeigu jau taip jautiesi menkavertis, tai dar aš tave patimpysiu. Bet susiduriu su tuo. O jo, moteris buvo irgi panašiai, dabar tikrai nemažai moterų vairuoja motociklą vienareikšmiškai. Labai daug merginų, labai daug Facebook'e grupių žiūriu, yra, viena kitą palaiko, labai su tuo sveikinu, bet pas fūras dar turbūt nėra, tai bent jau Lietuvoje. Norvegijoje tai viskas tvarkoja su to, nes už tai, kad labai daug moterų vairuoja, bet Lietuvoje aš nežinau, kas yra. Lietuvos vyrų mąstymas gal dar užsilikęs tas iš TSRS laikų, kai tipo boba turi būti virtuvėje. Nu, nes, pavyzdžiui, Norvegai tai niekada taip negalvoja, jie net nekreipia dėmesio, kai pamato mane už vairo, jiem visiškai dzin, ar vyras, ar moteris. Svarbu, kad tu moki vairuoti, viskas. O lietuviam aš nežinau, dar reikia gal 20 metų, kol išaugs iš truputuką. Jo, truputėlį lūžinė. Klausyk, bet neužtenka tik vairuoti fūrą. Vienam tavo video aš mačiau, kaip tu, po to parodysiu visiems, ar ne, kad kaip tu ten keli tą priekabą, kažką ten darai. Imam rankeną ir sukam taip, kaip mokam, kaip parengiam, kaip sugebam. Vieni suka įsipisnėdami, kiti, kai leila, va tai jau su dviem rankom, o tai va suka. Turim ne priekabą ir kai aš noriu išversti priekabą, man reikia pajungti šitą hidraulinę šlangą. Turiu tėtį ūkininką ir jisai mus augino mane ir mano brolį kaip du berniukus ir jisai visą laiką viską mums leisdavo daryti ir ne tik, kad leisdavo, bet dar ir sakydavo, eik, aš sakau, tėvai nemoku, išmoksi bedarant. Ir jisai mane įkvėpė tiek pasitikėjimo savim, kad aš kartais net galvoju, kad kaip aš galiu kažko nemokėti? Nu, ta prasme, tai aišku, kad aš privalau mokėti. Ir jeigu nesigauna iš pirmo karto, tada truputėlį būna toks BM ant žemės, nukrento, o paskui, ne, aš vis tiek išmoksiu. Pusė, tai tu esi vis tiek iš tų moterų, kur keli savo didelius reikalavimus. Nu, nes aš turiu mokėti. Turiu mokėti, aš negaliu kitaip. Nu, kaip aš galiu nemokėti? Tai ką tos rankos, taigi ne iš čia išaugusius? Va, normaliai. Okay. Kiek moteriai svarbu yra motociklo pasirinkime grožis? Man tai svarbiausia, kad būtų pigus. Rimtai, realiai. Aš kaip visą gyvenimą neturiu pinigų, tai aš perku patį pigiausią variantą ir kad jisai važiuotų. Grožis neįdomu. Ok, adventure, sportas, streetas. Iš tikrųjų, tai pradžiai rinkausi būtinai sport bike, nes norėjau būti kieta, kad subinė išresta, kad nugarytė palenkta, kad visi žiūrėtų į mane. Paskui praėjo tas durnumas, užaugau ir tada supratau, kad man reikia tiesiog kuo paprastesnio, kad man po miestą būtų patogu. Ir laviruoti, ir kad kojos siektų žemę, nes aš esu labai mažutė. Aš aukštų motociklų negaliu vairuoti, o dabar iš vis svajoju apie normalų gerą kelioninį. Nes noriu labai važiuoti į Kroatiją, noriu į Italiją važiuoti, noriu. Ne, kai nesieki žemės, labai baisu važiuoti. Nes tu tada nepasitikė, jeigu stosi, dar praslystų, jeigu batai. Dar mieste, bet jeigu dar ant kokio žvyrkelio, tai ten aleliuja. Žinau. Aleliuja. Tu turi svajonių kokį motociklą? Ne, tokio kažkokio, kad būtent to ypatingo vieno, tai ne, tiesiog norėčiau, kad būtų skirtas kelionį, kad su dėžėm jau, kad patogu važiuoti, kad patogu sėdėti, kad ilgom kelionėm. Nes su šituo važiavau į Norvegiją iki Stavangerio, tai nugarai nelabai patogu. Iki Norvegijos, į Stavangerį važiavau, tai taip jau jautėsi nugaryti, nepatogu vis tiek. Ir vis tiek toks trumpu atstumu. Klausyk, kur patartum į Norvegiją nuvažiuoti tiems, kurie planuoja šią vasarą kelionę į Norvegiją? Pradėti startuoti nuo Norvegijos apačios ir visą vakarinę pakrantę kilti iki šiaurės, iki pat viršaus. Bet man atrodo, kad ten labai daug kilometrų gaunasi, kol nuvažiuoji tą patį tašką. 2200. Bet tada galima pasirinkti kažkokią trumpesnę atkarpą, tarkim nuo Bergen tada, ar ten nuo Olesundo kokio, bet būtent tą visą vakarinę pakrantę palei... Verta pravažiuoti. O Jėzu, kaip ten kaip gražu. Mes planavom irgi praeitais metais iš tikrųjų kelionę į Norvegiją, labai norėjom per trolių tą
šitą pravažiuoti, bet buvo kažkaip uždaryta praeitais metais, atidarė lyg vėlokai, tai sakom, gal ten šiais, gal kitais, nu pasiplanuosim dar kelionį į Norvegiją. Su motociklu po Norvegiją važinėjai. Aha, bet aš netoli. Perku yra tokie dalykai kaip pardavinėja kelionės. Tu nusiperki, ten tau duoda viską. Tai esu buvus Kostarikoje pernai, būtent vatyvas su motociklais ir dar prieš 3 ar 4 metus dabar bijau pameluoti Kolumbijoje. O, jo, tai patiko labai. Labai fancy. Fūras. Ar ne? Nu, aš suprantu, tu sėdi aukštai, ten yra priekabos, ar ne, ir visa kita, bet kas daro tokia žiauriai specifiška? Su fūra iš karto tau atsiranda galvos karūna, nes tu esi kelių karalienė, aukštai. Visi tie baiškininkai, tai iš karto va. Tu važiuoji, tu nieko nebijai, jie turi trauktis, nes tu parodai posūkį ir net nežiūri iš principo. Neparodai posūkį, tiesiog sakai ir tegu traukėsi. Nerimtai realiai su fūra visą laiką kažkaip taip pirštukai susilanksto, nežinau kodėl, nes jautiesi tokia tipo, slyskit iš čia, aš didžiausia, aš kiečiausia, aš ir turiu važiuoti. Ir nuneštum. Jo, patikėkit, dar aš važiuoju, jeigu kai su 50 tonų, tai tikrai nuneščiau ir ne vieną. Nu, bet esmė ta, kad pavyzdžiui, su fūra fainai važiuoti, jinai minkšta yra. Taip. Tu važiuoji, jeigu dar krauta, tu važiuoji kaip laive. Važiuoji pakankamai greitai, 90 gal aišku, kai su mocu palyginti gal negreit, bet nu vis tiek pakankamai greitai. Tai atrodo, toj prabrauksi per kokius akmenis ar ten, viskas atrodo va taip arti, per tunelį važiuoji, atrodo Jėzus pasilenkė. Jo, rimtai. Ir paskui pravažiuoji ir galvoji, Dieve, bet kaip fainai, toks jausmas toksai. Va, matai, visai kita patirtis, su mocu irgi yra patirčių, ne, visai kitokių. Klausyko, tarkim, kaip fūros vairuotoja, kokių patarimų turi motociklistams? Oi, niekada nelyskit prie fūros, kaip būna, kai sukasi fūra ir aš nežinau, motociklininkai ir B kategorijos vairuotojai, jie kažkaip nesiorientuoja, kaip ta fūra sukasi, nes mes negalim kaip traukinys, kai gyvatėlė. Mes, kai sukamės, tai mes ir nešam, o jie lenda prie pat prisispaudžia ir jie galvoja, kad jie kartu užsisuks, o mes gaunasi, kad arba su uodega juos braukiam, arba su priekiu stumėm. Tai žinokit, patarimas didžiausias motociklininkam, matot fūrą, saugokitės, nes fūristai dažniausiai arba į telefoną žiūri, arba su bobom savo barasi, rimtai, arba jie iš vis niekur nežiūri, nes tai atsilenkia ir į dangų žiūri. Tiesiog laikykitės per atstumą nuo fūrų, jeigu norit likti gyvi. Žodžiu, pamatot, aplenkėt. Aplenkėt greitai. Greitai lenkėt ir iškarti savo juostą ir žodžiu viskas, negalvoja. Ir nebūnat niekur prilipę nei prie šonų, nei prie galo, ypač prie galo, ne? Jo, prie galo taip, nes dar neaišku, ką ten pamest tau nuo ratų. Taip, būna visko tenai, taigi ir ratai sproksta, ir grandinės nukrenta, ar ten kažkokį pameta daiktą, ar pirštį. Bet rimtai visko būna. Pirštinė? Taip, per langą būna, pavyzdžiui, fūristai. Laikraštis. Bet motociklininkui jau būtų viskas, taigi gautum ir šoną. Jo, ten būna, pavyzdžiui, pasideda jie pirštinės ant fūros krašto ir pamiršta. Ir aš esu kiek kartų mačius, kai nupiršia. O geras, tikrai. Todėl geriau nuo fūrų toliau laikytis. Patariu. Aš tau turiu pabaigai, klausyk, blitz klausimai. Tai Lietuva ar Norvegija? Norvegija. Motociklas ar sunkvežimis? Motociklas. Miestas ar ilgas kelias? Ilgas kelias. Aukštakulniai ar motobatai? Motobatai. Degalinės kava ar namų kava? Namų kava. GPS ar intuicija? Intuicija. Viena ilga kelionė ar daug trumpų? Viena ilga. Ignoruoti komentarą ar atsakyti su humoru? Atsakyti būtinai su humoru. Kas sunkiau? Apsisukti su sunkvežimiu ar įtikinti komentatorių internete? Oi, tai aišku, tikinti komentatorių internete. Su sunkvežimiu easy peasy. Klausykit, būkit pažįstami su Lina Leila. Aš linkiu tau fainų, saugių kelionių. Aš džiaugiuosi beprotiškai už tave, kad tu per 6 metus suradai savo svajonių darbą, svajonių vietą. Ir aš labai tikiu, kad mes susitiksim kely, bet jeigu aš matysiu tave su fūra, aš jau žinosiu, kad bus pirštinės paliktos ir gausiu išmestainę per galvą. Tai aš tik matau Liną Leilą, ant jos parodysiu aš ir mūsų žiūrovams. Prisisabažinau ant lango savo šaukinį. Dabar, kai pamatysite juodą kuilį su užrašu Lina Leila, tai man pipinat. Saugių kelionių, ar ne, ir iki pasimatymo. O jums sakau iki, važiuokit saugiai. Kad ir kokią būčiau nusikrušimą, vis tiek linkiu jums gražios dienos.